kodėl atsikėlėm į Anykščius? Labai gražus kraštas. Atvažiuoja 100-200 km iki Anykščių, pamato, kad mes čia planavom per dieną, žiūri, kad dar 5 objektų neaplankė. Tai vat jau linkstam link to, kad nebe lankytojas, o turistas bus. Vienijant tas bendras jėgas tiek turizmo informacinio centro, tiek sodybų, galima būtų daug pasiekti ir Anykščių kraštą pritraukti turistus, kurie ilgam čia užtruktų. Vėliavos projektą, kaip ir kitus projektus, kuriuos mes darėme faktiškai dėl to, kad tai būtų kuriama kaip Anykščių legenda. Ir dabar mes organizuojame labai gražų projektą Laiškas Lietuvai, kai visos Lietuvos mokyklos, Lietuvos mokiniai, mokytojai gaus po laišką su Antano Vienuolio tekstais. Aš susipažinau su krūva labai įdomių žmonių. Ir rašytojai, ir architektai, režisieriai visokie. Aš niekada negalvojau, kad Anykščiuose iš tikrųjų taip smagu. Nu, kaimas. Bet vis dėlto ne kaimas.